aš esu Biržuose Sodeliškių dvaro techno muziejuje. Ir šiandien mes darysim apžvalgą, ant ko jūs labiausiai norėtumėte skristi ir ant ko jūs labiausiai norėtumėte važiuoti. Varom. Pradedam nuo pirmo varianto, tai bus A variantas. Ir du originalus lėktuvas, taip, suprantu. Bet yra vienas minusas. Parašyta, sovietmečiai, Aeroflot. Ir dar vienas sraig. Ir dar B variantas. Sraigtasparnis karybinis. Šiaip tai labai geras, bet jeigu jums kažkas atsitiks, pavyzdžiui, prasidursit, tai ten vinto nebus, nes ten apie vaistinėlį žmonės visai nepasirūpino. Ir čia dar turim jums sklandintuvą, tai yra C variantas. Ir aš tai jo tikrai nesirinkčiau, nes čia vietos, kaip matote, žiauriai mažai yra. Ir man tas nepatinka. Ir šiaip čia reikėtų dujokaukė kažkokia imta, ar kaip ten vadinasi. Gerai, su skraidymu baigiam. Taip, pradedam sausumos transporto kategoriją. Kaip jūs matot, pas mane už nugaros yra originalus mokyklinis autobusas. Ir taip, ir tai yra A variantas. Jūs turėsite didelį autobusą ir su juo galėsite važinėti. Bet vienas minusas. Jam reikia labai daug degalų. O degalai šiuo metu labai pakilo kaina. Nu tai kad... Ir B. B sausumos kategorijos traukinys. Garvežys labai senas. Reikia labai daug degalų. Bet čia jame, aš matau jame tik tai minusus. Ir su juo nelabai važiuosi per bėgius, nes pas jį ratai kaip pas traktorių, arba net didesni. Paskutinė C kategorija yra sausumos šarvuotis. Nu, atrodo šiaip visai kietai, bet, matau ir pliusų ir minusų. Vietos mažai, taip, aš tai suprantu. Vietos labai mažai, bet kad šarvuotis tai gerai, neprašaunamas beveik. Galima patikrinti. Jo, labai šiaip tai kieta. Viskas, visi rašykite komentariuose, ką renkatės. Spaudžiam laikus ir subscribinamės.